Oops. Balandžio 5-ąją Sveikatos mokslų fakultetas Klaipėdos miesto centre suorganizavo šventę skirtą pasauliniai sveikatos dienai paminėti. 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Sveiki, studentai! Sveiki, gerbimieji dėstytojai! Ne veltui yra sakoma, kad sveikame kūne sveika siela. Užkrėskime šito judėjimo, šitą dieną ir savo entuzijazmo visą Klaipėdą ir visus mūsų fakultetus. Pasveikinkit vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Su saulės, su pavasariu, su bet kuo, tegu visi nustemba. Nuo vaiko namuose, nuo moterų kirpyklose iki vyrų darbuose. Pakalbinsime šventės organizatorę Dianą Urbanienę. Labą dieną. Labą dieną. Norėjau paklausti, kaip kilo idėja organizuoti šį renginį miesto mastu? Visų pirma, būkit pasveikinti tokią nuostabią dieną, pasaulio sveikatos dieną. Na, o idėja, mes visai kaip pilni idėjų, jinai tradicinė, kaip ir buvo ši šventė, bet pirmą kartą nutarėm parodyti miestui, būtent kokie mes šaunus, kokie mes sveiki, kad mes priklausom būtent Klaipėdos valstybinės kolegijos ir kad esame džiaugsmingi todėl, kad esame sveiki ir mums čia gera mokytis ir gyventi. Labai gerai. Ir norėjau paklausti, ar sunku įtraukti studentus į aktyvią sveikatingumo veiklą? Na, manau, kad mūsų studentus nėra sunku. Turbūt viskas priklauso nuo dėstytojų. Ir kadangi dėstytojai energingi ir kupini džiaugsmo, tai ir studentai tokie patys. Ką jums asmeniškai reiškia sveika gyvensena ir sveikata? Man sveikata visų pirma yra judėjimas ir pozityvus mąstymas. To visiems linkiu, nes tik sveikas žmogus gali džiaugsmingas būti ir džiaugtis viskuo, ką turi. Ačiū Jums už tokią gražią šventę. Ačiū Jums visiems laimės sveikatos. Nuo pienių lygumoj, nuo Klaipėdos uosto, iki vėjo kalnuose, iki Gedimino bokšto, pasteikit. Pakalbinsime kolegijos direktorių Valerijų Kuznecovą. Gerbiamas direktoriau, jūsų gyvenimo tempas labai greitas ir įtemptas. Kokią vietą jūsų gyvenime užima sveika gyvensena ir aktyvi gyvensena? Labai svarbi. Dėkui kolegijai, dabar turiu galimybę užsiimti mėgiamiausių savo sportų badmintonu. Labai gerai, dėkoju. Kaip tu jauties, laimingas, noriu, kad būtum taip amžinai. Save gyvybę, ko laikas bėga, tai gyveni. Kaip tu jauties, laimingas, noriu, kad būtum taip amžinai. Šiandien mūsų gatvėj niekas nemiega. Kalbiname antro kurso studentą Evaldą iš socialinių mokslų fakulteto. Kaip manote, ar netrūksta tokio tipo renginių kaip šis? Aš manau, trūksta, kadangi tokių renginių kaip šis negali būti per daug, o būtent artėjant vasarai tokių renginių gali būti ir turi būti kuo daugiau, aš manau. O kokia jūsų nuomonė apie jaunimą, ar jis aktyviai įsijungia į sveikatingumo veiklą? Na, aišku, visi iš pradžių yra tokiais naujais renginiais, gal bijo jų, bet kaip matome, šiandien visi labai aktyviai ir noriai dalyvauja. Aš manau, tik reikia truputėlį paskatinti. O ką jums asmeniškai pačiam reiškia sveikata? Man kaip ir visiems kitiems, manau, sveikata yra visas gyvenimas, beveik nes sveikata, kas yra sveikata. Mes ir vis linkim gimtadienio progos sveikatos. Tai manau, ir aš palinkėsiu jiems sveikatas ir jums taip pat. Ačiū. Kaip tu jauties,
respect.